Labas, sveikinuosi su tavimi iš Lietuvos. Ir žinau, kad turėjau trumpą pertraukėlę, bet sugrįžtu ir noriu pasidalinti su tavimi savo įspūdžiais ir pamastymais, bebūnant Lietuvoje jau virš 10 dienų. Ir ką galbūt matau žmonėse ir ką pastebėjau vesdama moterų ratus ir kaip galėčiau jums padėti iš tikrųjų labiau atsipalaiduoti, paleisti tą kontrolę, pasitikėti gyvenimu, įeiti tą tokią tiekmę taip pat. Tai iš tikrųjų turėjau nuostabią galimybę pravesti 2 moterų ratus Lietuvoje, tai buvo Kaune ir Tauragėje. Jei kažkas dalyvavot gyvai, buvo nuostabu su jumis susitikti. Kažkam nepavyko, bet labai norėjote, tikrai žinau, kad susitiksim. Kažkur tikrai dar susitiksim, nes bevedančios moterų ratus aš supratau, kad man pačiai tai yra naujo etapo pradžia. Neslėpsiu, aš labai jaudinausi daryti šitos moterų ratus, nes tai buvo oficialūs mano tokie moterų ratai, kuriuos vedžiau oficialiai žmonėms, ne kažkur ten su keliais žmonėm ir panašiai. Bet man kilo idėja visą tai pradėti daryti prieš gal 3 mėnesius, kai aš buvau jogos praktiko, atlikinėjau meditaciją, berods buvo jaučio jaunatis tada. Ir man atėjo tokia labai aiški vizija, kad aš turiu pradėti daryti moterų ratus, kai aš grįšiu į Lietuvą, turiu. Ir kas gavosi, kad aš grįžau, aš iškart sukontaktau keli žmonės, kuriuos pažįstu ir paklausiu, gal jie žino, kur yra studijos, kur aš galėčiau daryti tokią intimę, žodžiu, praktiką moteriams. Ir labai greit atsirado ir Kaune, ir Tauragėje, iškart pažinau su savininkais tų studijų ir mes iš tikrųjų iškart suradome kompromisą labai greit. Ir tada pradėjau, pasiskelbiau, kad darysiu moterų ratus ir iškart atsirado žmonių, kurie nori. Ir galiu pasakyti, viskas labai gražiai sklandžiai praėjo, nes vis tiek tikėsi kartais, kad gal kažkas neatėjo, užsiregistravo seniau ir panašiai, bet visi žmonės beveik atėjo, kažkam tiesiog neišėjo atvažiuoti dėl ligos ar dėl tektonių nesklandumų paskutinę minutę, bet tai čia yra toks puikus pavyzdys, mėlyje, kas atsitinka, kai mes pasitikime gyvenimu, kai mes paleidžiam kontrolę, kas, kaip čia susidėlios, ar aš galiu tai padaryti, ar čia iš vis yra įmanoma, nes aš galiu pasakyti visą tą laiką, kai aš dariau ir moterų ratus ir organizavau, aš jaučiau kažkokį tai palaikymą. Palaikymą tos nematomos energijos, kuriuos aš negaliu paaiškinti, tiesiog analitiniu protu. Ir netgi iš tikrųjų Kaune beeinant į moterų ratą, aš užsukau vieną gėlyną, nes tiesiog norėjau pasimti gėlių, kad galėčiau pabarstyti žiedlapius. Ir toks malonus vyrukas iš tikrųjų man davė visą maišą žiedlapių ir sako, jokių, aš nenoriu pinigų, nieko, ta prasme, tu eik ir daryk renginį. Žinau, toks atrodo, kad tu eini ir tas duoda, ir tas kažkaip tau palaiko. Viena moteris man atsiuntė visą dėžę žvakučių, kurias jinai pati gamina. Ir aš galėjau jas padovanoti moterims, moterų rate ir tiesiog, kad jos pajaustų tą patirtį taipogi iš tos moters šilumos, nes iš tikrųjų nuostabus produktai, kuriuos jis sukūrė. Ir toks, žinot, palaikymas, tai tas. Ir tai kas nutinka, kai mes pasitikim intuiciją, kai mes neklausinėjam, ar ne? Tai aš būtent tai ir padariau. Gegužės mėnesį man atėjo tas parsiuntimas ir aš ėmiau kažką ir dariau, kad tai įvyktų. Ir per pačius moterų ratus mes labai turėjom skirtingus du ratus, tai buvo Kaune ganėtinai mažesnis ratas, tai mes buvom 6, o Tauragėje buvo jau mūsų 13. Ir iš tikrųjų buvo labai skirtingi ratai, dėl to, kad pirmasis ratas buvo labai intimus, mes daugiau viena su kita galėjom šnekėtis, o Tauragėje buvo didesnis tas ratas, bet žmonės tada labiau poromis darė praktikas ir bendravo ir tada mes galėjom atverti ratą viso moterim pasidalinti. Tai man pačiai buvo iš tikrųjų tas toksai pamatymas, kad visi mes, kad nesvarbu iš kur mes esam, ar ne, nesvarbu iš kokio miesto, iš kokios netgi ir šalies, bet mes kiekvienas turim tam tikrų traumų, tam tikrų išgyvenimų, tam tikrų nuoskaudų, tam tikrų programų, kurios yra galbūt labai senai įsisenėjusios ir mums yra labai sunku paleisti. Mes modeliuojam savo tėvus, savo mamą, savo močiutės, netgi nesąmoningai mes modeliuojam. Ir aišku, kuo žmogus yra vyresnis, tuo jam yra sunkiau paleisti, nes tas žmogus, jisai, kaip sakant, tos programos jų yra tiek daug metų stovinčios, kad joms yra labai sunku. Ir tas, kuris, aišku, yra jaunesnis, jam bus tikrai lengviau tai padaryti, nes apskritai iki 35 metų žmogus, jisai gali labai save perprogramuoti, jeigu jisai dirbs su savimi. Bet jeigu jisai nedirbs su savimi, jisai tik galimas variantas, iš tikrųjų dažniausias atvejas būna, kad po 35 metų jisai jau atkartoja savo tėvo modelius, tai savo mamos ir tėčio ir panašiai, nesąmoningai tiesiog. Bet tai nereiškia, kad jeigu tau yra 60 metų, 70 metų, tu negali nieko pakeisti. Tu gali viską pakeisti. Tiesiog tai yra
didesnis, ilgesnis darbas, ar ne? Tai yra lygiai taip pat, kaip žmogus galbūt nori pakeisti savo kūną, ar ne? Ir, na, ta prasme, per 2 dienas tau nenukris visi kilogramai, nes tu daug galbūt laiko, na, piknaudžiavai maistu arba ten nesportavai, ar ne? Tau reikės laiko, kol tavo kūnas iš tikrųjų pasikeis, kol įgaus tonusą, kol pradės kristi kilogramai. Tai yra lygiai tas pats ir su mūsų vidiniu pasauliu, ar ne? Kad jeigu mes norim pakeisti programas, iš tikrųjų, mums neužteks vieną kartą pamedituoti, mums neužteks vieną kartą atvažiuoti į moterų ratą, mums neužteks nueiti į jogos klasę kažkada, ar ne, ir viskas. Ta prasme, mes turim tai daryti reguliariai, kad mes pajaustumėm tą pokyčių ir kad iš tikrųjų tas vidinis mūsų jausmas būtų kitoks. Tai va, tai buvo labai įdomu, kadangi mes turėjom įvairaus amžiaus moteris ir kiekviena iš jų atsinešė skirtingą istoriją. Ir moterų ratuose mes ką dalinamės, mes iš tikrųjų negalim dalintis to už. Tai yra viena iš taisyklių, kad kas palieka moterų, tai tas palieka, tai aš nesidalinsiu kažkokių tikslių istorijų, bet tiesiog labai abstrakčiai, ką aš matau pas moteris, tai yra tas, kad labai didelis kontroliavimas kitų žmonių, aplinkos, kantrybės neturėjimas, nežinau, Lietuvoje aš labai tai pastebiu, kad žmonės yra daug mažiau kantresni. Nors man iš tikrųjų, bebūnant Lietuvoje, čia viskas taip pasiekiama, čia viskas tai vyksta ganėtinai greit, nes, nu nežinau, aš galbūt pripratus, kad, pavyzdžiui, būnant Bali, tau reikia tikrai daug laukti, tau reikia kontrolė, tai ten yra labai daug, labai testuojamas esi ant kontrolės, ant tos kantrybės ir panašiai, ir ten tas trafikas, ir būna visokie netikėtumai, nesusikalbėjimo, o čia man kaip tik Lietuvoje yra viskas taip aiškiai, taip struktūruotai, taip sudėliota, ta prasme, labai viskas lengvai pasiekiama, nu, ta prasme, bet galbūt vėlgi, kai žmonės mes esam pripratę prie kažko, ne, kas yra iš tikrųjų labai patogu ir komfortiška, mes netgi to paskui nebeįvertinam, ar ne? Tai vad galbūt toks irgi yra pastebėjimas, vad man aplinkoje, kur bebuvau, kad tas toks kantrybės neturėjimas ir toks kontroliavimas, kad va, turi būti taip, kaip aš sugalvojau, ar ne? Tai aš labai daug apie tai kalbu savo podcast'e, apie tą kontroliavimą ir kaip paleisti tą kontrolę, nes čia yra tikriausiai didžiausias žmonių apskritai, kodėl žmonės kenčia, kodėl žmonės suferina, kodėl žmonės jaučiasi, kad nėra laimingi. Dėl to, kad jie turi lūkesčių, dėl to, kad jie turi tam tikras projekcijas kitiems žmonėms, situacijoms ir kai tai neįvyksta, nes dažniausiu atveju tai neįvyks, tai neįvyks. Dažniausiu atveju, dėl to mes ir nusiviliam, dėl to mes ir jaučiamės liūdni, dėl to mūsų tos emocijos yra tokios, kaip sakant, žemesnių vibracijų, ne? Tai, bet kai tu iš tikrųjų paleidi tą kontrolę ir tu nepaleisi galbūt visko per vieną dieną, tai tikrai neįvyks per vieną dieną, kaip ir minėjau, čia yra pas kai kuriuos žmonės jau metais įsisenėjusios tos programos ir jums atrodo, kad jeigu ne aš, tai visas pasaulis sugrius, jeigu ne aš, tai mano vyras nepadarys, jeigu ne aš, tai darbe visi, žodžiu, sėdės ir niekas nevyks, ar ne? Bet čia yra toks ganėtinas, toks, na, kaip pasakyti, čia labai toks ego labai išlenda, ar ne, kad toks yra kaip ir susireikšminimas, kad jeigu ne aš, tai viskas sugrius. Ir aš seniau irgi turėdavau tokį įsitikinimą, kad va, jeigu ne aš, tai čia mano komanda iš vis nieko nedarys, čia niekas nevyks, žodžiu, niekas neįsikels jokio pausto, niekas neįsikels jokio video. Ir aš galiu pasakyti, nustojau labai daug dalykų daryti, nustojau vesti visus, nustojau tempti tos žmonės, pradėjau daryti tai, kas mane iš tikrųjų veža, skirti tam daugiau laiko, tam skirti dar daugiau energijos, negu tam, kam aš turėčiau skirti. Ir aš matau, kad, na, kas nori, tas daro, kas nori, suranda savus būdus, kas nori, sugalvoja, kaip jie nori padaryti, ar ne, ir panašiai. Ir tu matai, kad vis tiek kažkas tai vyksta, netgi jeigu tu nekontroliuoji, netgi ir tu neveži tų visų žmonių, suprantat? Tai va. Ir tas pats kontroliavimas yra su kitų žmonių. Vat, mano vyras turėtų taip daryti, mano vyras turėtų taip daryti. Ir aš vat, irgi su moterim dalinausi apie tą kontroliavimą savo vyrų. Kad mes pačios moteris, iš tikrųjų, vat, jeigu esat moteris, ar netgi vyrai, ir jūs galbūt esat nepatenkinti savo vyrais. Ir aš čia kalbu apie tokius vyrus, kurie yra normalūs, ten, ta prasme, ne narcisistai, manipuliuotojai, ar panašiai. Bet mes kalbam apie tos tokius standartinius sveikus vyrus, ne, kurie iš tikrųjų, nu, galbūt pažiūri tą televizorių, galbūt nepasitvarko, nesutvarko kažko ar ne ir panašiai. Tai esmė yra tokia, kad mes dažniausiai patys daug kontroliuojam, mes patys einam, padarom, sutvarkom ir tada mes pykstam, kad va, tas žmogus nepadarė, nes mes vis parodom tam žmogui, kad aš galiu ir be tavęs, aš susitvarkysiu ir tu ten eini visas bumbėdamas, ne, kad oi, aš čia tvarkausi, tu čia guli įsivertęs, aš čia tą darau, bet jūs pati kontroliuojat visą tai. Ir jūs pati iš tikrųjų sukuria tokią situaciją, kad tas vyras ar ta moteris tada, nu tai ką, aš matau, kad jisai pats gali pasidaryti, tai ką man čia stengtis, ar ne? Ir dar jisai toliau burba ant jūsų, ne, kad tu tai nieko nedarai ir panašiai, ir jiems vėl. Tai čia tokia yra atvirkštinė psichologija.
ką mes irgi kalbėjom, kad pabandyt padaryti tokius dalykus, kai visų pirma, nustot bambėt, nustot prikišinėt, nustot rodyti kiekvieną pirštą, kad tu daryk tą, tu daryk aną, tu pažiūrėk į mane, aš tai darau, tu tai nieko nedarai. Ne? Ir tiesiog leisti daryti, ką nori daryti. Ir aš žinau, kad jums bus labai sunku, nes jūs taigi norite viską kontroliuoti, jūs norite pabambėti, jūs norite įsireikšti, ne? Bet jūs matot, kad situacija nėra gera, kai jūs tai darot, jūs matot tai ar ne? Bet jūs tikriausiai norit kitos situacijos, tai jūs turite realiai imtis visai kitokių veiksmų. Nes ta situacija, kurią jūs darot, nu, akivaizdžiai jums neveikia. Ir tada, aišku, mes kaltam tos kitus žmonės, kad jie yra ten tinginiai, jie tokie yra nuokai, bet jūs pasibandykit pasielgti šiek tiek kitaip, bet tiesiog kitaip. Ką mes iš tikrųjų darėm laukinės deivės aktyvacijoje, mes labai daug praktikų pasidalinom apie tai, kad, pavyzdžiui, jeigu vyras, ne, tarkim, sėdi su telefonu, čia aš dalinaus moteriams moterų ratuose ir kai kuriams buvo labai, ta prasme, kaip tu šitaip gali daryti, bet vyras žiūri su telefonu, scrollina kokiam TikTok ar Instagram ir tu ateini prie to vyro, vietoj to, kad tu bambėtum, tu ir vėl tu tame telefone, aš čia žiūrėk, kiek sutvarkiau, tu čia pragulėjai, eik kažką daryk. Ta dažniausiai moteris sako savo vyrą, ne? Bet jūs nueikit prie to vyro, pamasažuokit jam pečius ar kojų padus, pėdas. Ir jūs pamatysit, tas vyras, pabandykit, tas vyras padės telefoną į šoną. Ir jisai pradės žiūrėti jūs, pamatys. Ir tą galit sakyti, be masažuojant, be už žodžių tų pėdų, pasakyti, aš labai, žinok, pavargau. Bet jūs nieko neprikišinėjat, jūs nieko nesako, nes tie visi prikišinėjimai iš tikrųjų ateina dėl to, kad jūs norit pasakyti, kad aš pavargau, man reikia pagalbos. Suprantat? Bet jeigu jūs darysit kitokiu būdu, jūs pamatysit, kad vyras norės jums daugiau padėti. Įvyks stebuklai. Viena iš tikrųjų iš merginų laukinės deivės aktyvacijoje pasidalino, kad mano vyras sako, nėra romantikas, bet sako, aš darau šitas praktikas, kurias jūs dalinotės. Ir sako, tu neįsivaizduoji, sako, buvo mūsų tenais sukaktuvės ir aš nieko ten neorganizavau, nieko net neprikišinėjau, nesakiau, kad kažko tikiuosi ar nesitikiu, bet jisai pats užrezervavo džekuzę ten su visokiam rožėm ir panašiai, žiūrėjau, romantišką išvyką. Pats organizavo, žmogus net nėra romantikas. Sako, aš nežinau, kas vyksta. Sako, mano vyras atrodo keičiasi. Tai va tas ir vyksta, kai tu nustoji bambėti, nustoji prikišinėti ir tu iš tikrųjų duodi vyrui, nes moteris iš tikrųjų jos yra tokios magiškos būtybės, jos gali labai daug primanifestuoti ir savo, ir vyrui, bet esam tokioj vyriškos energijos pertekliui ir dėl to taip ir gaunasi, kad mes atsijungiam nuo to savo magijos, kurią mes iš tikrųjų turim kaip moteris. Tai pabandykit čia vieną tokių iš praktikų ir pamatysit, koks bus pokytis. Vyras daugiau pats pradės imtis veiksmų, daugiau iniciatyvos ir iš tikrųjų galit pradėti jaustis kaip princesė. Čia yra vienas iš tų dalykų, ta prasme, ką galit padaryti. Apskritai gyvenime vėlgi, aš visada naudoju tokią mantrą, kad visada bus viskas taip, kaip turi vykti geriausiai. Ir viskas. Jei kažkas neišeis pagal mano planą, reiškia yra geresnis planas. Ir tikrai yra daug sykių pasitvirtinę gyvenime, kad tas planas, kurį aš sugalvojau, nes prisiminkit tokį dalyką, jūsų smegenys yra labai limituotas, jūsų analitinis protas yra labai limituotas. Ir mes iš tikrųjų, jeigu mes atsiveriam, mes galim kooperuoti su labai didžiulė energija, su begalybė galimybių energija, ar ne, tai yra visatos energija. Ir kai mes leidžiam visatai veikti per mūsų iš tikrųjų gyvenimą, tada įvyksta tie stebuklai. Bet, pavyzdžiui, atsikelk ryte ir sakyk, visata, parodyk man, kaip lengvai gali ateiti galimybė. Aš noriu sulaukti šiandieną galimybės. Visata, aš laukiu galimybės, ar ne? Arba aš noriu dabar, visata, parodyk man, kaip lengvai gali ateiti klientai, kaip lengvai gali ateiti pajamos. Ir aišku, imkitės kažkokių veiksmų, nesidėkit, nepasijunkit Netflix ir panašiai, darykit savo veiksmus su meilė, su džiaugsmu, su tuo tokiu atsidavimu, bet be kažkokių tai lūkesčių ir projekcijų. Ir žiūrėkit, kaip pas jumis pradės viskas lengviau ateiti. Atsiras kažkokia galimybė, atsiras kažkoks netikėtumas, kažkoks tai klientas. Čia yra vienas iš pavyzdžių. Taipogi, kaip gyvenime galit iš tikrųjų labiau pasitikėti ir nustebsit. Tai va, tai čia tokie keletas mano įžvalgų iš moterų ratų ir iš tikrųjų, kaip dalinau su moterim, tikrai žinau, kad tai bus ne paskutinis mano organizuojamas renginys, tai tikrai man pačiai atsivėrė irgi galimybės, ta prasme ne galimybės, bet tokia vizija, kurią aš noriu tikrai plėtoti ir matau, kad yra kam to reikia, yra kam yra įdomu, tai tikrai
stebėkit ir žiūrėkit, kas bus toliau. O jeigu norit virtualiai išlaikyti kontaktą, tai aš esu atidariusi kosminio rato narystę moteriams, kurios nori iš tikrųjų išmokti gyventi, ne tik moteriams, vyrams taipogi, kuriem nori išmokti gyventi pagal visatos ritmą, pagal visatos tiekmę, pagal visus tranzitus, astrologinius įvykius. Ir iš tikrųjų, jeigu norit, galit patys taip pat prisijungti tenais. Tai jums tiesiog tai reikia paimti ir užsiregistruoti. Čia yra nuoroda uždėta pačioje, paspauskit ir galėsit užsiregistruoti. Tiesiog suveskit kodą mergelė, pirmą mėnesį gausite 10 eurų nuolaidą ir narystė iš tikrųjų yra tęsiama automatiškai, bet jūs galėsite ją nutraukti, jeigu jūs nenorėsite pasilikti ten taip pat. Kiekvieną mėnesį mano narystė jūs taip pat pateksite į jaunaties aktyvacijas ir seminarus, kurie bus įskaičiuoti jums į narystę taipogi. Ir labai daug planuoju daryti šį mėnesį ir praktikų, ir meditacijų, kurios bus labai susijėtos su mėnuliu. Tai mes kalbam apie pilnatį taipogi ir visus kitus mėnulio fazės, žodžiu, ir panašiai. Tai čia yra mano, kaip aš sakau, toks raganaičių klubas, kurie norit iš tikrųjų išmokti raganauti. Na, netiesioginė prasme, bet suprantat, ką turiu menį. Ir taip pat mano tikslas yra išmokinti žmonės gyventi pagal gimimo diagramą. Aš nesiremiu kažkokiais bendrais horoskopais, mano tikslas yra išmokinti tave suprasti, kas yra tavo gimimo diagrama, kaip tu gali suprasti, kaip tave visi tranzitai, visi šitie astrologiniai įvykiai tave veikia unikaliai pagal tavo gimimo diagramą, pagal tavo astrologinį žemėlapį. Ir taip pat, jeigu tu nori susipažinti su savo astrologiniu žemėlapiu, aš esu sukūrusi savarankišką mokymosi kursą Kosminis Aš, kuris leis tau per 5 modulius išmokti, kas tu esi, tavo unikalumas, tavo genijaus zonas, tavo talentai, tavo pasąmoninė programos, mėnulio fazės, kaip supras, kaip mėnulis tave įtakoja kasdien, kai tu supranti savo gimimo diagramą. Ir per šitą kursą jūs taip pat galit suprasti ir savo vaikus, savo antras pusės, savo šeimos narius. Tai dabar yra taikoma 40% nuolaida su kodu mergelė 26. Įsigijus kursą, tu gauni prieigą visam laikui ir gali peržiūrėti, kiek nori kartų. Ir taip pat yra specialūs pasiūlymai iki rugpjūčio 31, jeigu tu nori asmeninės analizės, kurią aš tau parašysiu, tai bus parašyta knygą apie tave. Dažniausiai žmonės renkasi mano website trečią opciją, tai yra išplėstinė gimimo diagramos analizė, tranzitai per ateinančius metus, tai yra kaip ir prognozė metinė tavo, ir taip pat human design analizė, tai yra dar kita sistema, kurią naudoju kaip papildymui. Tai va, tai geriausia knyga, kurią gali paskaityti, yra apie tave ir iš tikrųjų artėjant rudeniui žmonės, na, vis tiek įeina galbūt į tokias tamsesnės emocijas, tai kai tu suprasi, kas tu esi ir tu integruosi, tavo gyvenimas tikrai pasikeis į gerąją pusę. Tai va, ir ačiū, kad klausai, ačiū, kad esi ir jeigu nori su manim susijungti, gali rasti mane Facebook'e Agnė Der ir Instagram'e ir TikTok'e Pakeisk savo gyvenimą. Ačiū.